Dirbtinis intelektas. Arba tu keliauji kartsonu, arba tu esi atsiliekis. Pradėsi mokytis, kai jau bus per vėlą. Aš manau, mes kiekvienas turėjom pavyzdį, kai buvo su telefonais, kai mūsų seneliai sakė, tu, aš užaugau numerius, bet tų telefonų nereikės. Praėjo keli metai ir bučelis arba mučiutė prieės. Gerai, Danukėlį, parodyk, kaip ten reiks, žinutėm, kam tu skambučiai čia, toną nusistatyti reik, gali mum parodyti. Tai jeigu nenorite būti tas bučelis, kuris nesigaudo arba baba, tai nusiteikite tam, kad dirbtinis intelektas tampa mūsų gyvenimo dalis ir be jo mes kur jau nebeisim. Kuo anksčiau pradėsime eiti kartu su jo kojo kojon, mokytis, domėtis kaip jis veikia, tuo mums bus paprasčiau vėliau. Kalbant apie dirbtinį intelektą, angliškas trumpinys yra AI. A, I raidelės. Manau, toliau naudosiu šį terminą, nes visą laiką sakyti dirbtinis intelektas, čia jau AI. Girdėsit šitą žodį dar daug kartų, ne tik iš manęs, bet ir iš draugų, internete, per televiziją ir visur kitur. Tai kalbant apie dirbtinį intelektą, kaip jis ateina į mūsų telefonus, internete ir taip toliau, mes šiandien turime Asus VivoBook S15. Antrį prodžiau. Taip reikia. Kai parodžiau, tai parodžiau. Bet tai yra laptopas. Žiūrėk, aš atversiu. Tikiuosi užsidegs ekraną. Įjungia. Wow. Tai yra laptopas pripumpuotas AI funkcijų. Net nežinau, nuo ko pradėti man šitą review. Kažkokios struktūros reikia. Gražuolis, ne? Gražus. Dar užlinksiu vieną kartą. Kutsika Leisus Pains. Gražuolis, gerulis. Galvoju dabar, nuo ko čia man pradėti ir kaip apie jį papasakoti. Gal pirmiausia susidarykim struktūrą. Dizainas, ekranas, baterija, komponentai ir žinoma AI. Dirbtinis intelektas. Taigi pirmiausia mes... Laukit, biški, žinokit, šiandien įrašinėjau, kai yra toks karštis, jaučiu, veidukas mano, blizga, ne? Nu jau niekur nepabėgsim nuo to blizgesio. Neturiu pakankamai vėdintoje, kondiškės nesu įsivedęs, tai teks paprakaituoti hebrytę. Na, kaip ir ką tik minėjau ir parodžiau, negalime mes nepastebėti jo itin plono. Tikiuosi, Asus neužmuš mane su šitą rizikingą mūvą, bet jis yra itin plonas. Kai sakau itin plonas, turiu omeny net, kaip ten sako, pusantro bus, čia nebus pusantro, 1,47 cm, o svoris yra vos 1,42 kg. Dizainas visas visiškai minimalus, diskretiškas ir tvarkingas, bet nepaisant to, kad jis yra toks plonas, siauras ir tvarkingas, mes šitoj pusėje turime netgi pilną HDMI jungtį, 2 USB Type-C jungtis, kurios aišku ir krauna, ir gali būti prijungti visokie priedai, micro SD kortelių skaitytuvo, tai čia filmmakerių ir fotografų, jeigu ir, aš nežinau, dabar yra kamerų, kur micro SD naudoja. Kažkokios gal yra. Bet GoPro, kelionės, visokios mažos kamerytės, kur dedasi micro SD, čia videografų džiaugsmas yra. Aišku, audio jungti, prisijungti mikrofonui papildomam ar ausinėms, ir kitoj pusėje turime netgi standartinės 2 USB jungtis, kurios mano nuomonė yra labai gerai, kad dar paliekamos. Aš manau, dar 2-3 modeliai į priekį mes jau standartinių USB jungčių nebeturėsim, nes jas pakeis USB Type-C, kurios tampa vis dažniau ir dažniau, tiksliau beveik visur jau naudojamos ir aš jau kartais kitų laidų net neberandu. Tik Type-C namie. Jeigu kalbant apie kompiuterinius žaidimus, iškart užbėgsiu įvykiams už akių, tai nėra laptopas sukurtas dedikuotai gamingui. Jis labiau sukurtas yra dizaino darbams, kasdieniams darbams, Wordai, dokumentai ir taip toliau. Photoshopai viskas veikia puikiai, po to pakalbėsime plačiau apie tai. Bet aš sakyčiau, koks 80% žmonių jau neįsivaizduoja gyvenimo be kompiuterio. Tuo labiau laptopo, kurį galime pasimti bet kur ir bet kada. Viršutinėje dalyje mes turime gražų akcentėlį. Matome, kad tai yra Asus VivoBook. Jūs galvojat, ką aš čia darau, galvojat, aš tiek skripto galiu atsiminti vieno karto. Tai faktas, kad pasirašau skriptą ir užmetu į akį plius minus, kad žinočiau, kada kas kaip vyksta. Skriptukai, kurį laiks nuo laiko pasižiūriu, kad žinočiau, kad nepraleisčiau dalykų, kurios svarbiausia jums pasakyti, gerbimieji. Tai dar paminėkime vieną dalyką apie dizainą, kad laptopas gali persiversti net 180 laipsnių kampu. Norite kažką parodyti prieki esančiam žmogui, tarkim nusipiešė čia futbolo aikštelę ir sako, žiūrėk, jeigu mes šitoj futbolo aikštelės dizaine darytumėm tokį ir tokį dalyką. Ir žmogus sėdi prieš jūs galite lengvai parodyti. Tai funkcija, kad persiverčia 180, ne 3 šiam, va, 108. Turim itin malonę klaviatūrą, pilną klaviatūrą, kuris spaudžiasi lengvai. Žiūrėkit, pasiklausykit.
Tikiuosi girdėjusi tas taipinimo garsas. Man tai žiauriai malonus garsas. Kai sakiau, turime pilną klaviatūrą, mes turime numpadą. Šitoks mažas laptopas, bet mes turime šone numpadą. Ir pasakykite, kuris žmogus esate jūs. Ar esate tas, kuris užtenka jums tų skaičiukų virš raidžių ir jūs su jais susigyvenate, ar jums reikia numpado. Aš esu visiškai numpadas. What? Nu, numeriukai, skaičiukai, kas angliškai. Būna man dėl anglicizmų, dar žmonės parašo. Bet deja vėl, gyvename tokioje eroje, kad jų buvo ir... Ne, nebuvo anksčiau. Bus vis daugiau. Tai aš esu 120% numpad žmogus ir jeigu nėra numpado, man yra blogai, man yra anxiety ir taip toliau. Parašykite komentarą, koks jūs esate žmogus. Numpado ar ne numpado. Ir žinoma, turime tikrai didelį ir jautrų touchpadą. That's what she said. Kam reikėjo dabar čia šitą džiauką užmesti? Didelis ir jautru. That's what she said. Užtenka gal? Jau viskas? Nebedėsi? Touchpadas yra didelis ir jautru. That's what she said. Viskas, gerai. Keliaukime prie ekrano. Tai jau ne pirmas Asus laptopas, kurį aš apžvelgiu ir tikrai eilinį sykį OLED ekranas nenuvylė. Kaip ir šis, negali nuvilti, nes yra puikus OLED ekranai dizaineriams, videografams, fotografams, ledas. Nubėgau nuo kompiuterio, matai, jo prakaitėlis mušės, marijas, nieka. Išsivalys vėliau. Kur sustojau? 3K rezoliucijos ekranas, 16:9 aspect ratio. Kaip ir standartiniai, didžioji dalis iš mūsų turbūt tokius ekranus turi, televizoriai, monitoriai ir taip toliau. Čia yra 120 Hz. Jeigu jau tokiam laptopui yra 120 Hz, tai kibryte, ką jūs dar veikiat su šiam Hz monitoriais? Yra pigių, paieškokit. Ekranas puikiai veikia tiek viduje ir lauko šviesoje, 600 nitų, tai kuo puikiausiai jis adaptuosis automatiškai. Nežinau, čia sunku parodyti, bet būna kartais atsuku į šviesą, kuri va čia šviečia. Būna ekranas pašviesėja ir patamsėja automatiškai. Tai reiškia, jis adaptuojasi pagal šviesą, jeigu gauna daugiau šviesos, jis prisitaiko. Jeigu gauna dienos šviesos, jis prisitaiko. Toliau gal mes galime nueiti prie baterijos, kuri laiko virš 18 valandų. O taip. Aišku, testas nebuvo padarytas, kad laptopas buvo tiesiog pastatytas štai taip ir laikė jį 18 valandų. Buvo darytas testas, paleidžiant video, kai ekrano vaizdas keičiasi, spalvos vaikšta ir taip toliau. Ir jis atlaikė net 18 valandų. Tai aišku, faktas, dirbant su programom ir stipresnėm programom, tokiom kaip Photoshopas, Premiere Pro, DaVinci Resolve ar kitos montavimo audio ir video programos, tikrai išsekins bateriją daugiau, bet faktas, kad jūs beveik visą dieną galėsite prie jo darbuotis, nekraudami. Žavi. Čia tai buvo kažkaip toks. Bet norėjau liuksą parodyti. O kodėl baterija laiko taip ilgai? Nes šis laptopas turi Snapdragon X Elite procesorių. Taip, tai yra mano pirmas laptopas, kurį aš matau su tokiu procesorium. Tai nėra mūsų įprastai girdėti, matyti Inteliai, Ryzenai ir taip toliau. Snapdragon. Dažniausiai girdėtas procesorius turbūt mobiliuose įrenginiuose, planšetėse ir taip toliau. Bet jo, čia mes jį turime laptopę ir jis padeda susitvarkyti su baterija. Plus, tikrai stipriai konkuruodamas su tais didžiaisiais procesoriais, jis leidžia puikiai veikti tokiams programams, kur jau prieš tai minėjau, video montavimui ar foto redagavimui. Aukšto lygio žaidimų, kad šitas laptopas vilks, jūs ir nesitikėkit, kaip prieš tai ir minėjau, jis nebuvo tam sukurtas. Šis modelis palaiko iki 32 GB RAM. Turime Qualcomm GPU, tikiuosi gerai ištariau. Labai geras dalykas yra, kurio man reikėtų dabar, nes vėl muša prakaitėlius, yra integruota Asus Cooling System, kuri vėsina laptopą iš vidaus, plus, aišku, turime ventiliatorius šonuose, kurie leidžia papildomai aušintis šiam laptopui. Tai dėl perkaitimų, no problem for strong. Integruota Wi-Fi 7 korta, kuri leidžia turėti pačios geriausios kokybės Wi-Fi prisijungimą. Tai jeigu pasičiupsit geimą su draugais, sužaisti tokį kaip Pummel Party, mes čia lošiam vieną vakarą su kibryte, su streameriais, greitai video šiais kanale, tai pasisubscribinkit, kad nepraleistumėte, jeigu nesat. Drąsiai su šito laptopu galėsite tai padaryti po darbų, prisėdat, susiskambinat su draugais per Skype'ą, Discord ar kitą appsą, kur naudojat ir važiuoja. Ir pakalbėkime apie tas įdomiasias AI funkcijas. Jų yra daug, jų pridės daugiau, nes dirbtinis intelektas tobulėja pats iš savęs, naudodamas informaciją, kurią mes ieškome, tai pritaiko ją mums ir taip toliau. Bet daugelis AI funkcijų tokių kaip Recall. Tai yra nuostabi funkcija, kuri, jeigu kažkas ekrane buvo parodyta ir jūs matėte, gal norėjote pažiūrėti video per YouTube, tarkim, Chrome paskutinį video matėt, o
galvoju, vėliau pažiūrėsiu, nepaspaudė ten watch later ir taip toliau. Kokį aš ten video norėjau pažiūrėti ir tada įsijungi. Ar gali surasti man video, kurį norėjau pažiūrėti arba kurį mačiau ekrane šios valandos bėgyje. Ir jisai parodys viską, ką jūs matėte ekrane ir sakys, ai va, šitą prisiminiau video norėjau pažiūrėti. Sekanti labai gera funkcija, tai yra Windows Copilot Plus dirbtinio intelekto funkcija, kuri netgi turi dedikuotą mygtuką. Pasispaudžiate jį ir čia galite klausti, ko norite. Galite paprašyti išspręsti lygtis ir taip toliau. Taip, turbūt tai yra panašiausiai į ChatGPT, kurį esam visi girdėję, bet turbūt dėl copyrightinių dalykų ir taip toliau, negali visi naudoti to pačio pavadinimo. Tai įveskite, tarkime, jūs čia galite bet ką, bet kokią matematinę lygtį išspręsti nereikia. Aš, pavyzdžiui, matėkoje nesigaudau. Tai tarkim, mums reikia greitai išspręsti kokią nors lygtį. Jeigu iš galvos rašau kaip ryt, jeigu 2000 mašinų lygu 100%, kiek procentų bus 176 mašinos? Pažiūrime, išsprendžiam mums tokį dalyką iš karto. Ai, labai greitai. Bam, bam, bam. 176 mašinos sudarys apie 8,8%. Matematinės užduotis. Bet kokį video galima surasti lygiai taip pat. Tai taip, su šiom funkcijom jūs galite klausti bet ko ir dirbtinis intelektas jums suras atsakymus. Funkcijos kaip FX Studio, štai, pasijungi, vėl esu suprakaitavęs, matau kaip blizga viską. Bet štai, tiesiog įsijungia webcamas ir ką jūs galite padaryti? Paprastas, eye contact. Tai yra, jeigu skaitote iš ekrano, eye contact funkcija palaikys, kad jūsų akis visada žiūri į kamerą ir jeigu esate conference call ar kažkur panašiai, tai atrodys, kad jūs viską mintinai mokate. Background effects, tarkim, paprasti dalykai. Įsijungiate standard blur ir štai mano fonas, matote, sublurintas, veikia puikiai. Esame matę jau kitur anksčiau per visokius Facebook calls, bet neveikia taip gerai. Pažiūrėkit, kaip gerai yra bluras. Atrodo, kad čia iš tikrųjų ir blurinta kamera yra. Eina savo. Tai dirbtinis intelektas gyvai čia ir dabar viską analizuoja. Automatic framing ir visų kitų funkcijų. Žiūrėkit, galite netgi filtriuką užsidėti. Tarkim, norit būti animated. Ir štai to. Kaip iš filmuko. Tai yra keletas funkcijų pajokavimui, bet blur ir visokios kitos funkcijos tikrai gali būti naudingas video skambučių metu. Taip pat turi tokias funkcijas kaip live captions, kur gali iš karto rašyti titrus net 44 skirtingom kalbom. Tai tarkim, nesuprantat kažkokios kalbos, jums gali angliškai rašyti subtitrus iš lenkų, japonų, kiniečių kalbos ir taip toliau. Tai jūs galite kartais pažiūrėti video tutorialus, kur nesuprastumėt, neįmanoma, bet galbūt tutorialas YouTube yra naudingas, tai jums į anglų kalbą tikrai išvers. Tada mes turime labai kietą Co-Creator funkcija. Negalėjau patikėti, kaip jinai veikia. Tarkime, pirmiausia, mes apibūdinkime, ką norime. Tai kas daro grafikas ir taip toliau, žiauriai kietas dalykėlis. Tarkim, įveskim, noriu koks nors Red Bus Driving in London. Apačioje turime funkciją, kiek stipriai norime, kad jis būtų kūrybingas. Jeigu sumažinsim, tai jisai labai panašiai viską ir darys. Tarkim, norim stiliaus kokio nors sketch, kad rodo, kad su pieštuku piešta, ar ne? Tai tarkim, raudoną autobusą, ne, sakėm, norim padaryti. Tarkim, čia tamsiai raudonas autobusas, nupieškim jam greitai ratus. Visai iš pažiūros atrodo juokinga toks autobusas, kaip mokykloje nupieštas. Palaukia kelias sekundės, mes matysime, kad mūsų dirbtinis intelektas mums nupiešia tą patį. Nes mes jam neleidome kurti. Uždėkime kūrybą, tarkim, iki galo pačią aukščiausią ir pažiūrim, ką jis mums padarys dabar. Badam. Norime kažką pakeisti arba kažką pripiešti daugiau, arba pažiūrėkim, kaip atrodys, tarkim, žalias autobusas. Vos pakeiti kelis dalykus, jis automatiškai pergeneruoja. Štai, jis jau ir žalias. Tai visi šitie dalykai, manau, yra labai gerai, kad jau integruojami į mūsų nešiojimus kompiuterius ir taip toliau, nes be dirbtinio intelekto mes niekur nepabėgsim. Pats svarbiausias dalykas, ką aš sakiau, didžiausias respektas Asus, kad tai padarė, kad mes turim GPU, mes turim CPU ir dirbtinio intelekto visos funkcijos, kurios veikia jame, turi atskirą procesorių, kuris vadinasi NDU. Reiškia, viskas, kas susijęs su dirbtinio intelektu ir veikiama laptopė, visiškai neapkraus jūsų kompiuterio papildomai, nes naudos atskirą procesorių. Tai yra didžiausias pliusas. Ką žinau? Overall, mėtau drąsiai kaip savo daiktą, man reikės įgražinti. Overall tikrai vertinu puikiai, įvertinsiu 9 iš 10, vien dėl to, kad žinau, kur dirbtinis intelektas nueis, nes gali už kelių mėnesių išeiti naujas laptopas, kuris pralenks šitą daug. Šiaip duočiau 10 turbūt. Ir kam jisai skirtas? Tikrai, kaip minėjom, yra neskirtas gamingui, bet sakyčiau studentams, kurie kurie daro, kurie nori kažką daryti, nes svarbiausia daryti. Ir reikia laptopo, kuris gali keliauti visur su jumis, bet kurioje vietoje, bet kurioje kupriniai būtų lengvas, būtų plonas ir pakankamai galingas atlikti kasdienius darbus. Ai, galvoju, dar kainos, nepaminėjau. Apie 1400 eurų. Ir žinoma, jeigu Lietuvoje turite įmonę, MB ar kažką, jūs galite ten su PVM-ais daug pigiau gauti. Va, man atrodo, apie 1100 galite susitvarkyti, jeigu perkate per savo įmonę. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim ant kito video ir nepamirštam paspausti laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą ir iki. Peace!